Sedanas, galia sėdynė, šitą automatinį pačiamą, motoris įrodęs. Taip, kas įdomiausia, kad bus nuolat tokia sistema, bet įkiša ir pakelia mašinas realiai vienu kratu. Kas iki randuosi Latvijos Bikrinėkų trasoj šitoje FIA Intercontinental drifto čempionate. Šiaip daug driverių tiek iš Europos, tiek keli šiaip net iš toli, net iš Dubajaus, iš dar kitų šalių. Iš Lietuvos tai dalyvauja du driveriai atstovaujantis Lietuvą, tai Benediktas Širba ir Andrius Vasiliauskas. Ir tiek, tai dabar vyksta treniruotės tiek porinių, tiek vienas važiuoja ir panašiai. Šiaip grubiai trasa kažkur nuo ten pradžios prasideda. Ir čia realiai grubiai apie kilometrą trasos, tik kažkas gal turi problemų su padangom, nes neužtenka ant tokios trasos. Ir tiek, tai dabar stebiu biškį treniruotės, o paskui biškį tokią apžvalgą padarysiu, kokios plius minus mašinos čia yra atvykusios, nes pačiam šiaip įdomu. Ir tiek, vakar buvo šiek tiek treniruočių, tai šiaip, buvo ir gerų važiavimų, ir tokių vidutiniškų. Ir kaip matau, dabar važiuoja Benediktas Širba treniruotės. Ir tiek, o iš karto po treniruočių bus kvalifikacija, tai žiūrėsim, kaip labai įdomu, ypač toj vietoj, kur yra spoteriai, tai ten įdomu šiaip stebėti, nes tu visą matai, kaip tavo visą lanką piešinį. Šiaip čia realiai kilometro trasa, kaip ir minėjau. Ir tiek, aišku, gaila, kad vėl nėra, tai tie dūmai taip lengvai nesisklaido. Šiaip, kaip ant kvalifikacijos tai dar spėja, bet kai būna treniruotės porinių važiavimų, tai biški tragedija, nes tu realiai per tos dūmus, kai daug dūmų didelis kamuolys, tu realiai net nematai. Ir tiek, šiaip buvo incidentų, vienam lyg ten išlūžo priekinė važiuoklė, kaip mačiau, ir tiek. Tai ką, laukim, kol pasibaigs ir biškai, kai visi grįš į savo kitus driveriai, tai padarysiu tokią kaip ir apžvalgą, bet tai tikiuosi pagal viską spėti visus apeit, nes šiaip įdomus čia tokie bolidai yra. Ir tiek.
Nu ką, viskas, treniruotės jau pasibaigė, už 20 minučių lyg prasidėjęs kvalifikacija, tai greitai pradės FIOS dalyvių bolidus, vienas yra pakeltas ant vadinamų ožiukų. Yra Dripmasterių dalyvis, šiaip yra man nevažiavęs, darytas kapotas, 2GZ. Sono greičių dėžės perrinkinėje, kaip suprantu. Va, žiūrėklė vaisvabo, koilai nepasakysiu kokie. Realiai setupas realiai labai primena kaip Benediktos čirbos, nes motoras labai panašus. Visas kaip pakeltas ant ožiukų, tvarkosi, ruošiasi. Viduje Samsono greičių dėžė, rankinis. Toks salonas toks įdomesnis. Ir tiek, jau kontaktėlių turėjęs. Ir tiek. Na, kėbulas išdrakonintis. Tai realiai standartinio kėbulo nelabai kas ten likę. Visas, sakykime, arba keblaras arba stiklo plokštas neįsivaizduoju. Toliau yra broliai latvikai, yra Niknako, atsiprašau, čia F80 keturduris sedanas, gale sėdynė, šitą esu matęs Kuršėnuose, Matsuris kažkada lyg rodęs. Kas variklis neįsivaizduoja realiai, visas kevlarinis. Va, ten yra Samsono dėžė, šofas, parodysiu dar vieną dalyką, tai nauji realiai koilai, amortizatoriai. Važiuoja tiek čirba, tiek Niknakas. Ir tiek fadingėlės. Greičių dėžės yra. Samsonų, kurios šiaip kaina, kaip ir minėjau, 10 štukų. Brangoka ir tiek. Na. Toliau yra Niknako Eurofighter, sakykim, bet šiaip labai gražus salonas, ką aš matau. Na. Taip gražus. Pilnas salonas, tai realiai karbono. Kevlarinis šiaip gražus, bet aišku, tokių randelių turi, bet silpinės biškis stogas. Gale visas pakelta, tai visas svabas gale. Gražu. Ir tiek. Tai ką, einam toliau apžvelgsiu, kol dar neprasidėjo kvalifikacija. Šiaip kvalifikacija turėtų prasidėti gal 20 minučių ar plius minus. Ir kem 6 biškį nepasisekė, nes sulaužė priekinę važiuoklę. Na jau, deda naują. Einam toliau. Yra šiaip ir tokios ir klasikos vadinamo, šiaip FIA čempionatas šiaip retas dalykas. Čia turbina, čia tai geras, taip dar nematęs. Čia realiai klasiko. Toliau yra čia va, huligankės. Švarglio net nesivaizduoju kažkaip. O, žiūrėk, kad lietuviška važiuoklė. IRP. Pagirtina. Toliau yra naujesnė Supra su 2GZ motoru, tik, šitas dangtelis, nežinau,
skonio reikas, man tai kažkaip nelabai. Šiaip gražiai atrodo. Šiaip originalius lempos tai geriau negu tos imitacija. Kai būna ten karbono ar karbono, tik tai gal kevlaro nelabai. Tai vat. Bet realiai pirmą kartą tokį matau vabarį šitą. Spoileris, bet spoileris gali pasakyti. Na, štai suprai. Tema. Yra tema. Ir tiek, tai ką. Einam, toliau apsižiūrėsim. Tęsim toliau šitą apžiūrą. Toliau yra GT-škė su bodikitu. Šiaip gražiai bodis sulietas, gerai padarytas. Visai clean toks. Na, kažkada vyko važiavo lyg į Masteris. Karboninis stogas. Ir tiek, Toyotos matau variklis. Tik man kyla vienas dalykas. Kas čia? Kas čia vairis, kad čia Batmanas? Ir čia Batmanas turėtų naktį važiuoti. Ir tiek. Vispavo, mačiau važiuoklį, koilai matau, atrodo. Nežinau, kas matysit, bet viryti tai dėl koilų ir panašiai. Nes turint gerus koilus, tai tu automatiškai, ypač gale, turėsi daug sukibimo, nes jeigu su standartiniai spyriuoklėm, tai tu realiai neišgausi nei sukibimo, nei tu gerai suvažiuosi. Toliau va yra Nissanas, sakykim. Aišku, jau kontaktėlių va buvo, nes užknėdyta. Ir tiek salonas, šiaip čia kažkas įdomaus. Ir tiek, gali žiūrėti, koks duslintuvas. Yra Kriogerio antrukas. Karbono tunelis, panelė, labai gražiai atrodo. Tiek. Toliau yra šiaip ir, sakykime, mano, bet čia realiai Dubajus. Tai yra toks lyg Nissanas. Žiūrėjom, kas vidui. Vidui tai toks realiai plikas, nu, padaryti drąsiniai tvirtinimai. Tunelis šiaip realiai. Na, sakykim, plikas, bet ir galingas. Yra Mustangas, kuris labai jau garsiai dirba, bet aišku, nežinau, kodėl šitas suskilinėjęs. Irgi gal nuo karščio, sakykim. Neįsivaizduoju. Su šitą matęs ne kartą. Bet labai garsiai dirba iš išmetimo, iš duslintuvą. Ir ką, yra dar nes toks įdomesnis. Šiaip gražus. Šiaip gražus šitas. Toliau yra E9 antras. Širbos Eurofighteris. Važiuoklė susitvarko. Šiaip, kas įdomiausia, kad jau sumeluot kokia sistema, bet įkiša ir pakelia mašiną, tai realiai net nuo krato nereikia. Tai ojoj, garselis. Tai vat. O trumpai kaip pasidaro body kitas, tai būna standartinis kėbulas, nusiskanuoja 3D formatu ir suspausdina, tai arba gamina latviai arba lietuviai. Kažkas tokio. Šiaip realiai paskutinį kartą matau gyvai, nes, man atrodo, šis Eurofighteris bus, man atrodo, parduodamas. Ir tiek. Gražiai atrodo. Tai va, nelabai ten norėjau daug nupasakoti, tik va trumpai, nes parduos bus naujas, šiaip gal bolidas, kaip suprantu, kiek žinau, tai G serija, tai pamatysim Omane.
kaip kas seksis. Toliau yra Kem 6 iš Drift Masterio, o Randall, sakykim. Bet aš ką pastebiu, tai Kem 6 važiuoja ir važiuoja. Ir tiek. Na, čia toks įdomesnis, naktį kaip užgazuotų, tai turbūt visus išgazintų. Toliau yra, sakykim, Mers ar kažkas tokio. Neįsivaizduoju. Keturduris, šiaip keturdurių pro čempė, šiaip ar driftė, nu, nežinau, nelabai man smeškai žiūrė, nes 4 durys, kai nei ten šofas, nei ten motorio važinėjimas, kaip Kuršėnas, kaip pavyzdžiui buvo Latvių tas F80, tai nesuprantu, kam tos dar papildomos durys. Ir tie gal dėl talpos ar aušinimo, bet neįsivaizduoju. Toliau turim kregždę spalvotą, visai tokia kalina. Irgi 4 durys, bet bodis uždengtas, tai čia jau, nežinau, skonio reikalas. Toks vairas įdomesnis. Samsono važiuoklė, rankinis tai toks, nežinau, ar patogu važiuoti, ar ne, sunku pasakyti. Toliau yra antrukas, toks įdomesnis su randelėm. Visas galia aušinimas gražiai padarytas. Na, shifteris tai kaip standartinis realiai būtų Ričiagas bėgos sritis ir panašiai. Turime motorą. Sakykim, atrodo Bemso motoras su didelė turbo šinimo. Viryti koilai viryti stakonai dėl koloverių. Ir tiek, tai ką, einam toliau. Šiaip labai norisi visus taip detalėm žvelgti, nes ant pačio galo parodysiu tokius retus driftkarus, galiu pasakyti. Va, vienas jau išvažiuoja. Toliau yra kregždė. Su V8 LS-u. Bet kregždė galiu pasakyti, išdrakoninta. Važiuoklė nepasakysiu kokie tiksliai. Irgi net šitie papildomi šitie suverinti matosi, bet dabar nepamenu, kaip jie vadinasi. Tiksliau, jeigu neklysiu, tai bus Rasporkė. Ir tiek. Nu čia pagrindė tai dėl dėl tvirtumo, nes šoninis smūgis realiai sulenks visą pagrindinį vidinį sparną ir tu nespėt atsistatyti ant antro kvalifikacijos važiavimo, ant porinių važiavimų, net per 5 minutės šiaip realiai nespėjai. Vis automatiškai tada turi vežti ir pas kėbulius, kad tau viską atstatytų ir panašiai. Tai va. O šiaip galiu pasakyti, čia tokia kaip ir gaunasi mėsmalė, nes FIO šiandien kvalifikacija, o rytoj dar bus, šiandien dar bus Baltijos šalių finalinio etapo treniruotės ir, kaip suprantu, kvalifikacija. Tai bus labai įdomu stebėti. Tai va, toliau yra Andriaus Vasiliausko gamintas EDV Mantras, kuris dabar realiai paskolintas Dubajaus driveriai. Šiaip klink gerai, gražiai atrodo. Tik aišku, grotelių trūkumas. Ir tiek. Yra Vasiliausko G87, naujausias antrukas. Tiek. Šiaip labai gražiai atrodo ant FIO šitie va. Trispalvė pažymėta va. Gražiai padarytas. Bet pas motoras S55, jeigu neklysiu kaltinis variklis,
Bet man įdomiausia yra ko stakanai virinti ar ne, nesimato. Ir apie važiuoklėje. Ir tiek Fiat koilai, nes esu ne kartą rodęs juos. Šiaip gražu. Aišku, galas šiaip ir biškį gavęs kontaktų per treniruotės, bet šiaip gražiai atrodo, bet nesuprantu vieną dalyko, kai važiuoja, kodėl priekinė važiuoklė biškį kyla į orą. Tai va čia man klausimas toks yra. Gal dėl to, kad kitas ratas gauna didesnį svorį ant staigaus persimėtimo ar paskui, tai pakyla kairiai pusėje arba dešiniai pusėje ratas, šiaip labai įdomi, bet šiaip gražiai atrodo. Tai va, važiuoklė, tai realiai čia yra M4 F80 važiuoklė, taip pilnai visa ERP lietuvių ašų gamyba, tiek greitą aušinimą galiu užfiksuoti. Aušinimais jau ne kartą rodžiau, kaip atrodo. Ir tiek, va yra lietuvių jau. Tai va dar biškį apžvelgsiu ir kaip ir į pabaigą, aišku, jau dauguma išvažinėjo jau į kvalifikaciją. Tai realiai kaip tik pabaigsiu apžvalgą. Yra dabar tokia išdrakoninta kregždė, E36 su Toyotos varikliu, tai čia gal 2GZ, neįsivaizduoju, didelė turba. Jei bijau smuotai Lietuvos ERP važiuoklėje. Ir tiek. Čia gražiai atrodo. Ir dabar pagaliau supratau, kodėl man kvapelis buvo įdomesnis, kai buvau prie pat, kai filmavau treniruotės, tai dėl to, kad 85 už tai, kad varomas etanolis. Tai šiaip brangokas šiaip kuras. Ir tiek, bet šiaip, toks įdomesnis, aišku, to jungiklių tai nesuprasi, bet įdomiausia, kad čia racija užkabinta. Tai čia, kad susišnekėtų su spoteriu, panašiai, turbūt garsiakalbį jungia, kad nereikėtų laikyti artefą, kažkas tokio. Toliau yra dar toks įdomesnis. Iš Australijos matau vėliavas, o gal ir klysta. Tai va, yra toks šiaip gražus, kas ten uždengti įdomu. Ir tiek, irgi 2GZ variklis, su didelė turba. Tai šiaip, kas stebina, kad šiaip pastaruoju metu labai daug 2GZ variklių įsvapintų, nes šiaip būna visokių. Aš galvoju vienu momentu, kad būtų LS, ten BEMS motorai, bet pastebėjau, kad jau daug yra šitų 2GZ. Yra kevlarinė Supra, su štamatės Estijoje. Tai klin, atrodo, gražiai atrodo. Taip man klausimas. Čia kartais ar neakumas padėtas tokioje vietoje, iš kontaktų. Tuo atveju ar neišneš. Tai va. Čia tai toks irgi Frankensteinas, nes gerai motoras, viskas clean, bet asmeniškai, kodėl čia turbo šitoje vietoje, jeigu galėjo būti, gal čia nebent gal per šitą vamzdį, kur būna aušinimas, eina per netelpą, tai šiaip labai įdomiai atrodo. Na bet šiaip negalim smerkti ukrainiečių, šiaip dar retas dalykas, ką daro ukrainiečių, galima pamatyti, bet šiaip salonus, jeigu taip žiūrint, tai visai gražiai atrodo. Aišku, man tai asmeniškai, tai gal man ūgiu, aišku, kad tai biškima mažoka būtų ir tiek. Bet matomai prieš kvalifikaciją jau žiūrisi suvedimą su tam plokštelėm, kad šiaip visai, pasakyčiau, clean dalykas. Ir tiek, toliau dar viena yra Supra. Tai irgi ukrainiečių.
Tai bet. Čia gražiai atrodo tokia realiai spalvota. Aišku, labai aišku, kas matytųsi. Po variklinį, po kapotą įsivaizduoju, kas būtų. Vilniečių vėliava, kaip matot. Toliau turim važiuoklę. Važiuoklė irgi Vaisvabo matau yra. Ir tiek. Ir ką, o dabar vieną iš tokį įdomesnį bolidą parodysiu, dar prieš tai parodysiu dar vieną kregždę. Turbūt Bemsų motoras, lietuvių mačiau įsiurbimo kolektorius. Tiek, Vaisvabo važiuoklė. Gražiai šiaip atrodo. Tai ruošiasi kvalifikacija. Tai dabar pamatysit, išgirsit garsą, kaip dirba pati greičių dėžė Samsono. Bet matau lietuvišką produkciją jau. Samsono greičių dėžė ir prie rankinės. Tai šiaip duris dar įdės. Bet šiaip galiu pasakyti. Šiaip ratnakį. Labai tema, šiaip juoda kregždė, iš taip pilki ratnakį, tai šiaip žiauriai kol. Tai va. Ir tiek, tai va, realiai išvažinėja į kvalifikaciją. Tai va, toliau parodysiu vieną įdomiausią šiaip bolidą, ko šiaip netik retas dalykas, kad tu gali pamatyti Latvijoje, ne šiaip nežinau, retenybė ir tiek. Tai turim realiai išdrakonintą Porsche Monsters liveris. Šiaip labai clean, atrodo realiai kaip formulis, pasižiūrėkit. Kaip formulė. Ir tiek. Galiu greitai išsisukti vidų. Šiaip rankinis toks įdomesnis, bet žiūrisi, tai atrodo lyg būtų mažoka čia vietos ir tiek. Tai va, šiaip tikrai šiaip gražiai atrodo. Visas dar šiaip galas, dar sveikas. Ir tie durys o tokios, šiaip durys galiu pasakyti, žiauriai ilgo šiaip galiu pasakyti. Bet aišku, jinai pati tokia visa šiaip ilga. Tai va, tu išvažiuosi į kvalifikaciją. Ir tiek, va, vairolas dėjo, pedal boxas. Tai realiai gražu. Ir tiek, šiaip dar galvoju kažkiek apžvelgsiu, bet jau pastebėjau, jau visi užšildosi techniką ir važiuoja į kvalifikaciją. Ir tiek, tai va, kaip matot, matysi tiksliau jau ir išvažiuos Nikolas Bertas, kitaip tariant, Niknakas. Jaunas ir perspektyvus jaunuolis. Ir linkiu, kad tikrai suvažiuotų gerai. Bet garsiai šiaip dirba 8 variklis. Tai va. Tai va, garsiai tikrai dirba ir panašiai. Tai va, dar tas dėl F80, tai va, kaip jis atrodo, šiaip esu rodė šitą, kur šiandien sudirbama Matsuri, tai tikrai clean atrodo. Tai va, ir tiek, tai iš esmės tiek, kiek galėjau, tiek apžvelgiau, šiaip labai pačiam biškai apmaudu, kad nespėjau visko apžvelgti, nes realiai kai žiūrėjau treniruotės, stebėjau, kas kaip važiuoja, biškai, aišku, pradžiai filmavau tokį kaip ir intro, tai einu per pitą, žiūriu, kad visi išvažinėja, laukia savo eilės ir dėl treniruočių, ne šiaip, kiek Vasiliauskas važiavo, kiek Benediktas Ščirba važiavo, tai šiaip pasižiūrėjau, tai treniruočių šiaip čia daug šiaip buvo ir panašiai.
Tai ką, einam žiūrėti dabar kvalifikacijos ir dar kvalifikacijos metu apžvelgsiu biškį ir trasą, kiek galėsiu, nes šiaip visos taip apeit neišeisi, nes realiai kilometro trasa ir plus dar noriu pasižiūrėti, kaip sekasi kvalifikacija, nes šiaip pačiam toks renginys tai epic dalykas, nes vakar buvo tik tai treniruotės ir tiek, o rytoj lauks porinių važiavimų šiaip varžybos. Šiaip čia bus realiai kapojimas, nes vien dėl padangų yra problema už tai, kad čia neužtenka kuriam driveriams suvažiuoti pilnai visos trasos, tai bus labai šiaip įdomu žiūrėti. Ir tiek. Tai ką, susimatom netrukus. Tai ką, dabar biškį trumpai apie tą pačią trasą, o tai prasidės kvalifikacija. Tai kaip matote, jau tvarko trasą, piešia kliping zonus, kur pareiškia, kad driveriai matytų važiavimo metu. Tai šiaip iš esmės galit matyti dabar, kaip atrodo trasa iš vieno kvalifikacijos, tai va dabar galit matyti, kaip atrodo plius minus, nes čia apie visą trasą šiaip reikėtų, bet šiaip nelabai galima kvalifikacijos metu, nes šiaip pavojinga, tai va dabar galit matyti. Tai va ir atrodo, tai ką, žiūrim dabar, kaip gaunasi šitą kvalifikaciją.
viskas pasibaigė, kaip ir matėt, FIA Intercollision kvalifikacija. Iš lietuvių Benediktas Širba liko, jeigu kiek žinau, 8 vietoj. Tai iš lietuvių tikrai, kad perėjo kvalifikaciją ir tiek. Šiaip bus labai įdomu, nes dabar tai taip tuštoka, bet rytoj tai turbūt čia bus daug žiūrovų ir panašiai. O šiaip ir buvo Baltijos šalių čempionatų finalinio etapo ir treniruotės, tai visai sklandžiai. Apart to, kad jau realiai nelabai geras oras asmeniškai, nes jau lyja ir tiek. Tai tikiuosi rytoj nebus lietaus, nes nelabai norisi, kad driverin šlapia važiuotų. Ypač omaniečių, šitą ne omaniečių, o Dubaus gyventojus, tai čia iš viso būtų staigmena. Ir tiek, šiaip nelabai norėjau eit per tą apžvalgą ir tiek, galiu biškai gal dar parodyti ispanų automobilius, driftkarus ir panašiai. Ir tiek. Va, yra ispanų, Nissanas yra 92. Šiaip galiu pasakyti, labai jau net realiai uždaras kažkodėl. Ir hashtag rankinis. Ir tiek. Yra va toks va įdomesnis brazilų. Bet, nesakykit, gražus, aišku, ko aš žiūrėk pirmą kartą matau. Radiatorius. Monster Liver užmestas. Ir tiek, kažką daro. Toliau po kapoto, aišku, dabar nėra. Šiaip komentarus parašykit, kas šį per variklis. Žinau, kad V8 su didelio turbo. Vien viršaus, kaip mato, tos siurbimo kolektorius. Labai įdomus, bet šiaip žiūrint, tai šiaip daug vietos jau gali pasižiūrėkit. Daugoka šiaip. Ir tiek. Ir tiek, aišku, dabar tamsoka, nelabai matosi. Va. Ir tiek. O šiaip po Baltijos čempionatas tai grubiai vyks rytoj, tai bus tik kvalifikacija, o paskui bus sekmadienį poriniai važiavimo treniruotės ir be abejo varžybos. Ir ką, laukim dabar rytdienos, bus labai šiaip įdomu, nes žmonių bus daug, bet tikiuosi neužlis, va dabar jau net matote, kad biškiai taip lyja, tai tikiuosi bus viskas tvarkoj, bus geras oras. Ir tiek, tai ką susimatom sekantį video.